Labas vakaras visiems. Sveikinu atvykus į pirmąją meditacijos maratono Nušvisk savyje dieną, pirmąjį vakarą. Ir tiems, kas manęs nepažįsta, nes yra žmonių, kurie pirmą kartą dalyvauja mano vedamose webinaruose, pristatysiu trumpai. Mano vardas yra Deimantė Bartninkaitė, aš esu Silva metodo dėstytoja jau daugiau negu 12 metų. Esu psichologė, teologė ir vedu asmeninės konsultacijas, daugybę metų dirbu su žmonėmis, pati ieškau atsakymų, tai ką atrandu, tai ką suvokiu, tai ką patiriu, noriu pasidalinti su kiekvienu iš jūsų. Ir šio meditacijos maratono tikslas toks ir yra padėti kiekvienam iš jūsų išmokti naudotis tą informaciją, kur yra giliai jumyse, padėti jums susitikti su savo vidiniu aš, atgauti jėgas, pasikrauti naują energiją ir suformuoti įgūdį, naudotis tais vidiniais resursais, kuriuos kiekvienas iš mūsų turim. Nes be galo liūdna iš tikrųjų matyti pilkus, pavargusius, nusivylusius žmonės, piktus žmonės. Dabar keletą dienų praleidau padėdama organizuoti vieną viešą renginį, kuriame susidūriau iš tikrųjų su daugybė žmonių, su šimtai žmonių ir buvau be galo nustebinta ir netgi šokiruota, kokie šiandien žmonės yra pikti, kokie žmonės yra nelaimingi. Nes paprastai pas mane, kada žmonės ateina, jie tarsi galbūt jau ateina kažkokia kita kategorija žmonių, galbūt jie ateina jau su ieškojimais, bet kalbant apie mases, žmonės yra be galo nusivylę, pavargę ir liūdni. Ir mane iš tikrųjų visa ta patirtis truputėlį šokiravo. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad nusprendėte dalyvauti šiame maratone ir nusprendėte sąmoningai padėti savo. Ir meditacijos įvade aš paprašiau jūsų aprašyti kažkokį daiktą esantį jūsų namuose. Kažkas galbūt aprašėte, kažkas dabar galite apsižvalgyti ir pažiūrėti kažkokį daiktą, kuris jums krenta į akis ir parašyti apie jį keletą sakinių arba tiesiog pagalvoti, kaip jūs apibūdintumėte tą daiktą, jeigu tai būtų žmogus, koks galėtų būti jo gyvenimo būdas, jo charakterio savybės. Ir ką aš kalbėjau, kokia yra esmė meditacijos maratono. Tai yra tikslas nuplėšti iliuziją, kurioje mes gyvenam ir panirti į tuos smegenų lygmenis, kuriuose egzistuoja informacinis laukas, kur egzistuoja tikras pasaulis, o ne tas, kurį mums kuria mūsų 5 pojūčiai. Tai tie sakiniai, kuriuos jūs aprašėte apie tą daiktą arba dabar pagalvojote, tai iš tikrųjų tas daiktas esate jūs. Ir jūs visur, kur rašėte, tarkim, sofa yra patogi, jūs stovi ten ir taip toliau, jūs ten galite įrašyti savo vardą. Ir tai, ką jūs parašėte apie sofą, šviestuvą, virdulį ar dar kažką, iš tikrųjų jūs rašėte apie save. Apie tai, ką jūs matote ir galvojate. Tai yra tarsi tie filtrai. Ir tai, ką mes galvojame, kokius filtrus mes turime savyje, visą tai mes projektuojame į pasaulį. Ir tokią aplinką mes matome aplink save. Tai jūs tiesiog galite dabar kitom akim pažiūrėti, ką jūs matot, kokį pasaulį aplink save jūs kuriat. Nes jau nuo šio vakaro mes pradėsime kurti pasaulį patys, mokytis jį kurti. Ir šį vakarą mūsų laukia labai graži apvalanti meditacija. Jos metu aš naudosiu alfa garsą, kuris kiekvienam iš jūsų padės panirti į alfa lygmenį ir būti jame, patirti, ką tai reiškia. Meditacijos metu kiekvieną meditaciją mes pradėsime nuo kvėpavimo, kuris, kaip jau minėjau, meditacijos įvade yra viena iš meditacijos rūšių, kad jūs įprastumėte kvėpuoti giliai, įprastumėte stebėti savo kvėpavimą. Taip pat atpalaiduosime skirtingas savo kūno dalis, atliksime tokį fizinį atsipalaidavimą ir paskui naudosime ir afirmacijas, ir vizualizacijas, visas meditacijos rūšis, kad jūs atrastumėte tai, kas jums yra veiksminga, reikšminga, kas jums patinka, kad atrastumėte savo meditaciją. Taigi šio vakaro meditacija yra oro balionas. Paprašysiu jūsų, kada bus vizualizacijos dalis, paprašysiu jūsų įsivaizduoti, kad jūs esate miške ir tiesiog pasivaikščiosime po tą mišką, sukursime miško įvaizdį, galite prisiminti kažkada matytą mišką, įsivaizduokime, kad yra vasara, šilta, įsivaizduokite, kad einat basomis, miško taku, viską jaučiat, girdit, leisime mažą upelį miško, pasiklausysime čiurlenimo to upelio, paskui išeisime į proskyną miško ir pamatysime didžiulį oro balioną, kuris stovės ir bus paruoštas pakilti. Ir prie to oro baliono bus pririšta daugybė smėlio maišų. Jūs prieisite prie oro baliono ir pamatysite, kad kiekvieno iš to maišo yra parašyta kažkas iš jūsų gyvenimo. Ant vieno galbūt bus parašytas žmogaus vardas, ant kito bus parašyta emocija,
ant kito kažkoks įvykis, kurį jūs norite paleisti iš savo gyvenimo. Tų maišų gali būti tiek daug, kiek jūs norit. Įlipsit į vežimo, į tą oro baliono krepšį ir tiesiog pradėsite atrišinėti vieną maišą po kito, neskubėkit. Atrišit vieną, pažiūrėkite, kas ant jo parašyta ir pajauskit, kad jis nukrenta ant žemės, kaip sunkus maišas. Ir oro balionas truputėlį atsiplėšia nuo žemės. Pajauskit tą lengvumą, neskubėkit, neskubinkit šio proceso. Atriškit kitą maišą. Kas ant jo parašyta? Paleidžiat. Ir kadangi oro balionas jau truputėlį pakilęs, jūs išgirstat, kaip smėlio maišas dunksteli į žemę. Ir oro balionas kyla dar aukščiau. Ir taip pamažu, vieną maišą po kito. Pažiūrit, kas ant jo parašyta, kokia praeitis, kokia emocija, koks žmogus. Atrišat ir paleidžiat. Ir oro balionas kyla vis aukščiau, aukščiau ir aukščiau. Kol po kurio laiko nebeliks nei vieno maišo ir jūs pakilsite aukštai į dangų. Ir pajauskite tą lengvumą. Viskas ten liko ant žemės, ką jūs norėjote paleisti. Kas tik tai bebūtų, viską galite paleisti šios meditacijos metu. Ir jauskit, kaip gera, kai balionas kyla į žydrą dangų. Ten paukščiai skraido, kažkur šviečia saulė. Ir pajauskite tą lengvumą ir pabūkite jame. Jeigu norėsite, galėsite šitą meditaciją tęsti tiek, kiek jums norėsis. Aš iš meditacijos nebeišvesiu jūsų. Tai tie, kas norėsit, galėsite sugrįžti tiesiog paprastai, suaktyvindami save, pajudėdami, atsimerkti. Tie, kas esate jau lovoje ir norite medituoti, užmigti, galėsite tiesiog miegoti po šios meditacijos. Galėsite pratęsti vizualizacijas, jeigu jums tai bus aktualu ir norėsis. Mokykitės klausyti savęs ir savo vidinio poreikio. Jeigu pajusite, kad kažkas yra reikalinga, kažko norite dar toje meditacijoje, būtinai tai darykite. Mokytis klausytis to vidinio vedlio, vidinio vedimo. Todėl kartu su jumis iš karto ir atsisveikinu, nes po meditacijos tiesiog baigsime transliaciją ir susitiksime jau rytoj, kuomet atliksime stuburo gydymo meditaciją. Tai bus labai gilus atstatymas savęs fizinėme lygmenyje, nes mes žinom, kad kiekvienas lankstelis yra susijęs su tam tikrais mūsų kūno organais, tam tikrom emocijom, netgi afirmacijom, bet tai darysime rytoj ir atsiųsiu jums priminimą rytoj, o dabar susitelkime į oro baliono meditaciją, patogiai įsitaisykite visi. Rekomenduojama visų pratimo metu būti užsimerkus. Patogiai įsitaisyk ir atsipalaiduok. Žinau, kad kai atmerksi akis, būsi kupinas energijos, tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Garsas, kurį girdi fone, padės tau atsipalaiduoti ir patekti į dar gilesnį proto lygmenį, kuriame jokie garsai tau nemaišys. Tu gali priimti arba atmesti bet kokią informaciją, bet kuriame proto lygmenyje ar gylyje. Tik tu kontroliuoji šį procesą. Atsipalaiduoti ir įeiti į dar gilesnį proto lygmenį gali kvėpuodamas. Iškvepiant tark sau. Atsipalaiduok. Kvėpuok lėtai ir giliai. Kiekvieną kartą iškvepiant, tark sau, atsipalaiduok. Ir toliau tęsk gilų ir lėtą kvėpavimą. Kvėpuok lėtai ir giliai.
Atsipalaiduok. Dar labiau atsipalaiduoti gali susikoncentravęs į savo viršugalvį, kaktą, akis ir veidą. Atpalaiduok ir paleisk visą įtampą ir spaudimą šioje kūno dalyje. Atpalaiduok savo pečius. Kaip gera vis labiau atsipalaiduoti, panirti vis giliau ir giliau. Atsipalaidavimo pojūtis toliau sklinda po visą tavo kūną, atpalaiduodamas krūtinę, nugarą, rankas. Tarsi šios vietos būtų švelniai masažuojamos. Kaip gera vis labiau atsipalaiduoti, panirti vis giliau ir giliau. Atsipalaidavimo pojūtis toliau sklinda po visą tavo kūną, atpalaiduodamas tavo pilvą, klubus, šlaunis, kelius, blauzdas ir pėdas. Koks nuostabus jausmas būti visiškai atsipalaidavusiu. Tai nepaprastai sveika proto būsena. Dar keletą kartų giliai įkvėpk ir iškvėpk. O dabar mintimis persikelk į gražų pavasarėjantį mišką. Tave supa aukšti medžiai, kurių gaivus šešėlis saugo tave nuo kaitrios saulės spindulių. Eidamas takeliu matai žalius samanų patalus, kurie driekiasi per visą mišką. Regi susipynusias tankių krūmų šakas. Takelis tave veda pro seną 100-metį ąžuolą, stūksantį pačiame miško viduryje. Tavo ausis pasiekia švelnūs, vos pastebimi gamtos garsai. Netoliese pasigirsta paukščių čiulbesys, kuris pamažu susilieja su lengvu vėjo šlamėjimu šakose.
Eidamas takeliu, staiga tu išgirsti vandens čiurlenimą. Netrukus tu prieini nedidelį upelį, tekantį per mišką. Eik pasroviui, stebėdamas lengvai ir nerūpestingai tekantį upeliuko vandenį. Truputį paėjęs, tu pastebi nedidelį kelmą. Trumpam atsisėsk ir pasigrožėk tave supančiais nuostabiais gamtos vaizdais. Tekantis upelio vanduo padeda tau nusiraminti ir atsipalaiduoti. Giliai įkvėpk. Iškvėpdamas visiškai atpalaiduok savo kūną. Išlaisvink visą jame slypinčią įtampą. Pažvelk atgal į upelį, iš kur atėjai. Tai tau primins žmonės, įvykius iš tavo praeities, kurių niekaip negali pamiršti, kurie turėjo neigiamos įtakos tavo gyvenimui. Nuspręsk, jog dabar atėjo tas metas, kada paleisi ir pamirši šiuos neigiamus prisiminimus, pyktį ir nuoskaudas. Dabar yra tas metas, ta akimirka. Atsistok ir eik toliau, sekdamas upelio srove. Medžiai ima retėti ir miškas pasibaigia. Tu atsiduri priešais didžiulę ir nuostabią pievą. Nesustok ir eik toliau. Dabar tu stovi pačiame šios pievos viduryje. Jauti, kaip tavo kojas liečia vešli žolė. Upeliukas teka tolyn per šią pievą. Apsidairyk ir aplink tu pamatysi nedidelės žalias kalvas, supančią šią pievą. Tiesiai priešais tave pievos viduje stovi didžiulis, spalvingas, karšto oro balionas. Jis pripildytas karšto oro ir yra pasirengęs pakilti. Vienintelis dalykas, laikantis jį ant žemės, yra daugybė smėlio maišų pririštų prie krepšio. Prieik prie baliono
ir įlipk į keleivių krepšį. Pažvelk į smėlio maišus juosiančius šį krepšį. Ant kiekvieno sunkaus smėlio maišo yra užrašyti žmonių vardai ar įvykiai, kurie tavo gyvenime buvo ar vis dar yra didžiulio skausmo, širdgėlos, pykčio ar neapykantos priežastis. Šių negatyvių prisiminimų dėka tu savyje iki šiol kaupiai didžiulį neigiamų emocijų kiekį. Dabar tu suvoki, kad šis oro balionas skirtas tam, kad tu galėtum pakilti virš prisiminimų, virš šios negatyvios energijos. Tu trokšti išsilaisvinti iš praeities. Todėl atrišk pirmąjį smėlio maišą, laikant į oro balioną ant žemės. Numesk jį ant žemės. Ir pajausk, iš karto pajausk lengvumą. O balionas šiek tiek atsiplėšė nuo žemės. Tęsk šį procesą. Toliau atrišk smėlio maišus vieną po kito. Prieš tai trumpam pažvelk į užrašą esantį ant maišo. Tokiu būdu savo vaizduotės pagalba tu atsisakysi negatyvios energijos, kurią iki šiol laikei savo atmintyje. Atrišk smėlio maišus. Paleisk juos. Paleisk juos visam laikui. Puiku. Dabar paleisk dar vieną. Atrišk maišus vieną po kito, kol pajausi, kad oro balionas kyla nuo žemės. Paleidžiant kiekvieną smėlio maišą kupiną neigiamos energijos, oro balionas kyla vis aukščiau ir aukščiau. Atrišk smėlio maišus ir paleisk juos vieną po kito visam laikui. Puiku. Dar vieną.
Pamažu tu pakyli virš pievos, aukštai dangų. Paleisk visus maišus esančius prie tavo oro baliono. Atrišk juos, kol neliks nei vieno. Ir jaus, kaip su kiekvienu paleistu smėlio maišu, tu kyli vis aukščiau ir aukščiau į mėlyną dangų, kur skraido tik paukščiai. Jausiesi laisvas ir lengvas lyg plunksna. Ir toliau įsivaizduok save oro balione, išsilaisvinant iš negatyvios energijos gniaužtų, besidžiaugiantį nepakartojamai nuostabia diena. Būdamas ore primink sau, kad tai yra vieta, į kurią tu gali bet kada sugrįžti. Bet kada, kada tik norėsi išsilaisvinti iš negatyvių praeities prisiminimų. Primink sau, kad neprivalai kaupti šios energijos savyje. Dabar atsikratyk paskutinių dar likusių smėlio maišų. Dabar tu jau paleidai visus smėlio maišus ir skriejai tolyn į žydrą vaiskų vasaros dangų. Tave apima lengvumas, laisvė. Skriedamas aukštyn, mintyse kartok paskui mane. Kiekvieną dieną, visose srityse, aš tampu vis geresnis, geresnis ir geresnis. Kiekvieną dieną, visose srityse, aš tampu vis sveikesnis, sveikesnis ir sveikesnis. Aš visuomet išsaugau visiškai sveiką kūną, smegenis ir protą. Dabar įsivaizduok save aktyviai einantį, kupiną energijos ir gyvybingumo. Tu atrodai ir jautiesi geriausios formos. Tu netgi gali girdėti žmones aplink tave, komentuojančius tavo puikią formą. Dabar aš trumpam nutilsiu,
kol tu įsivaizduosi save energingai vaikščiojantį, besidžiaugiantį optimalią sveikatą ir girdintį teigiamus kitų atsiliepimus. Kai vėl išgirsi mano balsą, atsipalaiduosi dar labiau. Atsipalaiduok. Atsipalaiduok. Gali kartoti paskui mane. Aš veikiu laisvai, kai esu harmoningas ir mylintis. Aš vengiu veiksmų, kuomet esu nusivylęs ir kupinas neigiamų emocijų, kurios atskiria mane nuo išminties. Aš esu harmoninga asmenybė, o tai pritraukia man žmones, vietas ir įvykius, kurie yra reikalingi mano tikslų išsipildymui. Atsipalaiduok, giliai įkvėpk ir dar labiau atsipalaiduok. Tegul tavo paskutinės mintys prieš užmiegant būna sukoncentruotos į gerą sveikatą, gyvybingumą ir išsipildžiusius tikslus. Tu esi nuostabus žmogus. Tu gali ir sukursi rytojaus dieną dar sėkmingesnę, kupina teigiamų, kūrybingų minčių ir veiksmų. Tu ir toliau tęsi pradėtus teigiamus pokyčius, kurie pakeis tavo ir tavo artimųjų gyvenimą į gerąją pusę. Būdama šiame lygmenyje, gali išreikšti dėkingumą už šią dieną, įvykius ar žmones. Jeigu jauti poreikį, gali sugrįžti prie baliono vaizdinio ir dar paleisti keletą minčių, emocijų. Daryk tai, ką jauti reikalingo. Klausykis savo vidinio aš, savo vidinio vedlio. Ir tuomet, kai jausiesi pasirengęs, galėsi atmerkti akis. Neskubėk.